Tai kasgi yra Helicobacter pylori? Tai bakterija, kuri su mumis gyvena jau tūkstančius metų. Ir archeologai yra radę šios bakterijos genomą dar pas paleolito laikotarpio žmonės. Helicobacter pylori gyvena mūsų skrandyje ir nors dabar yra kalbama vien tik apie jos išnaikinimą, bet šiaip jau tai yra mums reikalinga bakterija ir jie atlieka tam tikras funkcijas mūsų organizme. O būtent ji naikina onkologinės ląsteles skrandyje. Problema atsiranda tuomet, kai dėl nepakankamai rūgščios terpės skrandyje Helicobacter pylori kolonizuojasi, jos tampa per daug ir tada jau atvirkščiai, vietoj to, kad ši bakterija mus apsaugotų nuo onkologijos, ji kaip tik ją sukelia. Nes kai Helicobacter pylori kolonizuojasi skrandyje, ji išskiria fermentą ureazę, kuris pažeidžia mūsų skrandžio gleivinę, o kai yra pažeidžiama skrandžio gleivinė, mūsų organizmas išskiria hormoną gastriną, kuris provokuoja druskos rūgšties išsiskyrimą skrandyje. Ir todėl Helicobacter pylori yra asocijuojama su padidintu skrandžio rūgštingumu. To pasekoje atsiranda opos, kurios, jei negydomos, gali išprovokuoti onkologiją.